Labas rytas. Video apie tai, kaip mus puikiai supriešina sistemos valdymas. Mes gimstame nekalti kūdikiai. Turime mamą, tetį, giminės, artimuosius. Turime kiemo draugus, darželio draugus, mokyklos draugus, universiteto. Mes po to išsiskiriam su vienais ar kitais žmonėmis, tarkim, pagal tikslus. Taip turėtų būti, kad pagal tikslus. Kas nori mokytis kitam mieste, kas nori mokytis ar gyventi kitoje šalyje. Bet tikslai, tarkim, skirtingi tikslai, nesuskaido ir neišbarsto žmonių draugystės. Kas išskaido va šitų gimusių kūdikių, paskiau tapusių suaugusiais žmonėmis. Kas išskaido jų kelius arba padaro tokį supriešinimą. Tai sistemos tvarka. Sistemos sukurtos dogmos, taisyklės, religijos, ideologijos. Ir tai labai puikiai padarė esanti nuo 2020 metų pandemija. Įskaidė žmonės net pačius artimiausius, kurie buvo nuo vaikystės draugais. Būdami su skirtingais tikslais, bet turėdami, palaikydami ryšį, juos išskyrė ir tapo priešais. Pandemija įskaidė žmonės, vakcinuotas, nevakcinuotas. Prieš pandemiją buvo įskaidę žmonės, vegetaras, nevegetaras, veganas ir taip toliau. Tobulėjai, netobulėjai, dvasiškai tu prabudęs, neprabudęs. Atėjus karui tarp Rusijos, Ukrainos, įskaidė žmonės dar labiau. O žmonės pamiršo iš tikrųjų, kiek jie praleido nuostabaus laiko, gražaus laiko, kol nepalietė tos visos dezinformacijos, tos žinios, kad ir esamos negražios situacijos, kai nekaltai žūsta žmonės. O kiek nekaltai išsiskiria paprastai žmonių, kurie įtikė į, ką per televiziją sako. Ir prarandame mes tą etikos principus, to nešališkumo, atsakomybės, pagarbos, draugystės principus. Ir mes pradedam ginti tai, kas sukuria visą tą chaosą. Tai kaip jūs galvojate, ar mes gyvename normalioje struktūroje, kur gimus nekaltiems kūdikiams tapus suaugusiems,
Pas mus atsiranda daug priešų. Nežinau, aš tai neturiu priešų, bet pas kitų yra priešai. Man nei rusas, nei priešas, nei ukrainietis, nei amerikietis, nei čiukčius. Aš neturiu priešų. Aš neturiu priešų, vakcinuotas, nevakcinuotas. Kiekvienas žmogus turi savo, tarytum savo sprendimą. Bet mumis užaugina taip. Mūsų augina ant baimės sėklų. Mūsų augina ant stereotipų sėklų. Mūsų augina ant to nesąmoningo susipriešinimo sėklų. Ir paskiau mes patys net nepastebime, kai tampame agresoriai. Mes neturime tinkamo švietimo. Mes neturime tinkamų lyderių. Mes neturime žmogiškų žmonių. Mes turime tiesiog pasiklydusią tautą, kurioje skęstame kaip dvasios ubagystėje. Mes turime daug iškeptų protingų galvų, kurie vieni vienaip ir kitaip sukuria tą karą. Tikėti tai, tikėti tai, tikėti tai, tikėti va taip, va dabar yra taip, ne, va dabar yra taip. Kai iš tikrųjų žmogaus moralė, vertybės, etikos principai yra amžini kaip gamtos dėsniai, visatos ar kosmoso dėsniai. O ar mes žinome, kiek mums liko gyventi ir kariauti? Savo protose, prikimštose begalės dogmų, ideologijų. Ir mes giname patys, daugelis net nepastebėdami, kaip mes giname iliuzinę tą sistemos rėmą, išduodami save, išduodami artimus, mamą, tėtį, brolių, seseris, artimiausius pačius draugus. Mes išduodame. O gyvenimas juk jis yra trumpa kelionė žemėje, būti žmogumi. Iš tokio kūdikio tapus augusiu žmogumi, būti tiesiog žmogumi, kur tavo tyra širdis, tyrus ketinimai, tyra draugystė, meilė, draugystė, pagarba, jie nenuperkami. Tu jos arba turi, arba jų ne. Ir pažvelkite į save, kas jūs esate dabar šią akimirką. Pažvelkite, tarytum į savo tą vidinį vaiką. Ar jūs, kai buvot vaikas, jūs apie tai svajojote, būdami užaugę? Ir kaip taip atsitiko, kad kažkokią iliuzijai mes leidome susipriešinti. Kažkokiai
tetai ir dėdėjai, kurie apsimeta esantis neva valdžia, leidžiate supriešinti artimus tarp artimų žmonių. Juk mes galime turėti skirtingus požiūrius, juk mes galime turėti, kaip ir skirtingą plaukų spalvą, skirtingas kūno sudėjimus, skirtingus stilius. Juk mes galime turėti. Ir mes galime susikalbėti su to skirtingu žmogumi. O kodėl mes nemokame? Todėl, kad daugelis, 99% žmonių, jie nesąmoningai palaiko karą. Karą mintise, karą protuose, karą jausmuose, įsižeidimuose, pykčiuose, įsivaizduodami, kad mes esame žinantis, protingi parazitai. Tiesiog parazitai. Ar jūs galėjot patikėti, kad mes iš tokio kūdikio užaugsim parsidavėliai, prisitaikėliai, parazitai? Mes, kai buvom vaikai, mes svajojame apie gražią vaikystę. Ir mes, kai buvom vaikai, mes visą laiką žvelgdami suaugusio akis, mes visą laiką sakydavom, ne, aš nebūsiu toks kaip tėtis, mama, kaip teta, dėdė arba kaip kaimynas. Mes visą laiką svajojam užaugę padaryti pasaulį gražesnį. Ar mes jį padarėme? Deja ne. Mes kartojame tėvų klaidas, senolių klaidas, protėvių. Ir mes giname pseudosistemos įžūlę tvarką. Pasakykit, ar tai nežiauru? Ar mes evoliucionavom, ar mes degradavome dar labiau? Skaudu. Skaudu man dėl daugelių. Na, o tie, kurie yra žmonės, ir jie išlieka tokie kaip nuo vaikystės, tyrus, skaidrus, žaismingi, draugiški, kurie neturi priešų, jiems yra skaudu taip pačiai gyventi, nes sunku vaikščioti ant karo energijos. Sunku. O kiek nedaug tai reikia, kad būtų taika. Daugelis mes ir numirsime su karo energija, turėdami priešų. Ir daugelis net nesupranta, kad šita demokratija, visa šita struktūra, jinai tiesiog demonų sukurta struktūra, išskaldyti žmonės ir kad niekada žmonių sielos neatsibūstų, kad žmogaus sąmonė neatsibūstų, kad žmonės būtų kuo toliau nuo savo sielos ryšio, nuo dvasinio pasaulio. Jie tai puikiai sugeba. Demokratinis, jisai puikiai sugeba valdyti žmonės ir supriešinti.
O ką tu, žmogau, renkėsi? Aš renkuosi tai, koks aš buvau kaip kūdikis. Geras, naivus, draugiškas. Visada padėdavau žmonėms. Aš ir iki pačioliai tokia pat esu. Nors taip yra sunku būti tokiu žmogumi. Bet kitaip aš nemoku ir aš nenoriu. Aš neišduodu savo vidinio vaiko. Savo to kūdikio, kuris, kai buvo vaikas, žvelgdama į tėvų akis, į aplinkinius, aš mačiau juos išprotėjusius. Kažkurį momentą ir aš pati buvau išprotėjusi, kai tu užaugiant tarp išprotėjusių žmonių, tu tampi toks pat. Bet gyvenimas ar likimas, ar va tie angelai, ar kažkas tai iš dangaus tave priverčia. Sako, tu ne dėl to gimėjai. Tu gimėjai mylėti. Tu gimėjai būti taika. Tu gimėjai, kad ir kaip yra sunku gyvenime išlikti. Dora, kilni, garbinga savo vertybėm, savo tai tam vidiniam kompasui. Nes tu žinai, kad ši kelionė gali greitai baigtis. Bet tu reikėsi būti žmogumi. Oi, kaip jautriai. O ką tu, žmogau, renkėsi? Ką tu, žmogau, renkėsi? O ką mes pasirinksime, tas ir bus. Ką mes paliksim savo vaikams, savo anūkams. Konkurenciją, melą, manipulacijas. Ką? Mylėkit savo, gerbkite vidinį vaiką. Ir prisimkime atsakomybę, būdami suaugę. Prisimkime atsakomybę už trumpą kelionę žemėje veiksmus. Nes kai numirsime, mums be galo bus gėda, kurioje pusėje mes stovėjome. Daugelis tiesiog bus gėda. O gėda, ar kaip ir baimė, jinai valgo žmogų iš vidaus. Ta kančia nepakeliama yra. O kam to reikia? Atsakykit savo, kam reikia tos kančios, gėdos, baimės, kompleksų, kam? Kuo daugiau tokių savybių, tuo labiau ir klesti visas tas demokratinis reiškinys, paslaugų teikėjai, kad tik tai iščiulptų tave iš žmogaus visus gyvybinius resursus, tos syvus. Ir tiek. Saugokit save, mylėkit savo tą mažąjį vaiką, kuriame jau yra tas didelis vaikas. Gyvenimas jis yra trumpas. Ar 50, ar 100, ar 80 metų, tai yra gyvenimas trumpas. O siela amžina.
Nesusiknyskite dar labiau. Ir atsisukite į žmogų, į paprastą žmogų, o ne iliuzinį tą valdymo instrumentą, kuris yra sukurtas skaldyk ir valdyk. Supriešinti visus žmonės pagal panetkės, pagal įsitikinimus ir taip toliau. Nu ką, Vilyte, gyvenam toliau, žaidžiam toliau. Myliu aš tave, mažytė. Aš žinau, kad tau sunku, bet pofig. Kaip sakoma, prarviomse. Netgi tokia yra metodika, kaip sakoma, kaip praktika pasidarykite. Turėkit savo lėlę, tarkim. Žvelkite savo lėlę į savo tam vidiniam vaikui į akis ir su juo pasikalbėkite. Pasikalbėkite, dėl ko aš gimiau. Pasikalbėkite, ką kaip vaikas buvote mažas, ką jūs matėte ir ko sakėt savo nedarysit, o ką darome. Tai yra tarytum mūsų siela. Čia tas mažas vaikas yra mūsų siela. Amžina siela, kuri atėjo trumpai į šitą gyvenimo kelionę. Ir kokie mes tapome. Myliu tave. Atkreipkite dėmesį visą laiką, kaip elgiate su savo vaikais ar su savo anūkais. Kaip su savo kaimynais. O kiekvienas žmogus tai yra vidinis vaikas, kuris yra pasimetęs šitame gyvenime ir jisai tiesiog nežino, kaip išeiti iš to absurdiško gyvenimo, kuris tiesiog nematoma jėga yra formuojama prievarta, kančia, išdavystė, prisitaikymas, melas, manipuliacijos, pavydas, pyktis, agresija. O kiekvienas tas vidinis vaikas, jisai ir kenčia, jisai ginasi prieš šitą pasaulį, kaip jis tik sugeba. Ir jeigu mes regėtumėm kiekviename žmoguje vidinį vaiką, jis tiesiog nežino. Nežino, kas čia vyksta, kodėl tiek karai, kodėl tiek daug konfliktų, kodėl tiek daug sergančių žmonių. Ir jeigu mes žvelgtumėm savo širdimis, ne savo sušiktais protais, prifarširuotais mėšlo, mūsų gyvenime, mūsų laiptinėse, mūsų namuose visiškai būtų kitaip. Ir beveik gaunas taip, kad kai mes įpratę augti ant karo tos energijos ir mes susigyvenam su ta karo energija, nes mums taikos energija yra tokia kaip brutali.
Taikos energija kaip vidinė taika, jinai yra mums, kainuoja daug, reikia dėti pastangas. Taikai. Reikia dėti pastangas nesupykti ant savęs, ant kitų, neįsižeisti, neužgaulioti, nepereiti į asmeniškumus. Tai yra didžiulis virsmas. Suprasti tai ir keistis. Bet kas nori, tas pasikeičia. Tam reikia atsigręžti į save ir pradėti nuo savęs. Ir kai pradedam nuo savęs, mes prisiemam atsakomybę už savo mintis, jausmus, emocijas, žodžius, veiksmus, ydas, charakterio savybės. Būdami savo viduje, savo namuose, eidami išorinį pasaulį, praverdami savo namų duris, išeidami į lauką, eidami bet kur, į parduotuvę, į darbo vietą, bet kur, važiuodami autobuse, bet kur. Prisimdami atsakomybę, ką aš transliuoju. Ar vidinę šypseną, gerumą, džiaugsmą, draugystę, pagarbą. Ar tiesiog maluosi viduj savo srutose ir aš nežinau, kaip būti tyloje ir taikoje su savimi. Aš žinau, kad tai sunku keisti, aš žinau. Aš pati tai praėjau. Bet nieko nėra garbingiau ir kilniau atrasti savyje taiką, ramybę ir prisimti atsakomybę už tai, ką tu skleidi kasdien. Ar gintis mes turime nuo agresyvių žmonių, nuo protingų žmonių? Taip, mes turime. Mes turime kovoti dėl sielos evoliucijos, bet mes neturime kovoti dėl materijos kiekio. Dėl dvasinio augimo mes turime kovoti, tai yra kova. Bet mes neturim priklausyti jokiai religijai, kurie nesąmoningai pasąmoninėme lygmenyje yra supriešinus kitas religijas, kursto karą, nors kalba apie Dievą. Šiandien tu gimei lietuvis, tu pripažįsti katalikybę, krikščionybę, kitame gyvenime gal tu gimsi indėnas, kinietis, rusas. Religijos tai yra kaip plaukų spalva keitimas. O Dievas juk yra tiesiog energija, jinai nematoma energija. Dievas yra visas kosmosas, visata, gamta. Dievo nėra bažnyčioje, Dievo nėra knygoje. Dievas yra tame vidinėme vaike, įdiegtoje toj sielelėje, sieloje ir jos paskirtyje, dėl ko tu gimei, vaikeli. Ir ką tu paliksi po savęs, vaikeli. Susimastykite apie tai.
Dėkui už dėmesį. Ir tikiuosi, kad viliuosi tiksliau. Gal užkabinau aš jūsų tą viduj giliai miegantį mažą vaiką, sielą. Ir nors akimirkai susimąstėte apie tai, kas aš esu,